Labą dieną, čia yra pirmoji Logisim mini pamoka ir mes joje sukursim labai paprastą grandinę. Tam mes panaudosim įvesties įrenginuką, kuris matosi prie meniu šitoje vietoje. Ir toliau taip pat mes panaudosim išvesties vieną įrenginuką. Jis štai čia irgi matosi. Ir sujungkim juos su vienu laidu. Čia tiesiog reikia traukti. Taip. Ir turim labai paprastą grandinę. Mes galim ją išbandyti. Paimkim reikšmės pasirinkimo įrankį. Aš jį vadinasi tiesiog pirštu. Ir dabar galim keisti reikšmės įvesties įrenginuko, įvesties pino. Čia iš pat pradžio 0, paskui jeigu aš paspaudžiu dar kartą bus vienetas, jeigu paspaudžiu dar kartą bus 0 ir štai čia ir tiek. Prie to paties įvesties pino galima pajungti daugiau išvesties pino. Aišku, jie dirbs sinchroniškai. Aš čia prijungiu dar vieną išvesties piną. Taip, prijungiu. Ir dabar jeigu aš spausiu čia ir keisiu reikšmės, čia viskas irgi keičiasi. Taip. Čia atkreipkim dėmesį, kad kai mes imam įvesties piną, kartais reikia pakeisti štai šitą reikšmę, kurį jau štai čia matosi free state. Esmė tokia, kad galima nustatyti įvesties piną taip, kad jis turėtų ne 2 reikšmės 0 arba vienetą, o iš karto 3. Pabandoma čia dabar keisti šitą piną ir matot, čia dar yra tokia neapibrėžtoji reikšmė x. Tai kaip ją suprasti? Čia galima iš elektronikos pusės įsivaizduoti, kad jeigu 0, tai čia artima 0 įtampa. Jeigu vienetas, tai čia gal kokia apie 5 voltus arba gal apie 3 voltus priklausomai nuo elektronikos įtaiso. Ir viskas, kas yra tarp tų reikšmių, pavyzdžiui, ten 1,5 voltų ar dar kažkas, tai čia būtų ta neapibrėžtoji reikšmė. Kartais jį būna irgi naudinga, bet mes naudosim įvesties pinus, kurie turi tik tai 2 reikšmės. Čia daugiausiai tokių schemų bus. Tai štai būtų beveik viskas šitai pirmai pamokai. Priedo mes dar paimkim iš input-output įrenginių. O štai čia tokia LED. Čia šviesos diodas. Irgi jį pajungkim prie tos pačios grandinės. Ir dabar, jeigu aš keisiu reikšmės įvesties piną, matom, kad čia pas mus dar galima įjungti ir išjungti šviesos diodą. Aš irgi vadinsiu jį žargoniškai tiesiog LED. Štai čia tiek pirmai pamokai. Kitai pamokoje mes pratęsim nagrinėti šitą pirmą skyrelį įrenginių, wiring, ir toliau perėsim prie šiek tiek sudėtingesnių schemų ir įrenginių. Štai čia tiek.